Labas rytas, tiesiogiai iš Vilniaus oro uosto, su jumis sveikinasi Tadas Travel. Šiandieną pradedame savo blitz kelionę į Madeirą. Apie tai, ką tenai veiksime ir kaip mums seksis, papasakosiu truputėlį vėliau, nes dabar man skambino žmona ir panašu, kad aš vėluoju į įlaipinimą. Tačiau į lėktuvą nepavėlavau ir mes sėkmingai palikome Lietuvą. Šią kelionę sudarė 4 skrydžiai, kurių bendra kaina buvo 205 € žmogui. Į priekį skridome per Romos Fumičio oro uostą ir po 11 valandų kelionės sėkmingai nusileidome Madeiros sostinėje Funšalyje. Kur mano žmona pabėgo, jau selfies darosi. Ponia, čia negalima fotografuoti. Šilta. Kaip gerai, kad šortų neįsidėjai. Kaip gerai, kad turiu vienas kelnes visai savaitei taupumo sumetimais. Nu, yra kaip yra. Sakė pilotas, kad 25 laipsniai. Pirksim su Ronaldo. Jo, pirksim. Čia beje yra Cristiano Ronaldo vardinis oro uostas, kas nežinojote. Tai bičias normaliai pagrindino gyvenime ir užtarnavo oro uosto pavadinimą. Transportą viešnagį nuomavomės iš Flamingo Car, gavome Renault Clio su pilnu draudimu ir nereikėjo palikti jokio užstato ar kreditinės kortelės. Max rekomenduojam, nes kaina buvo 250 € savaitei. Dėl mūsų kelionės tikslo, apie kurį papasakosiu netrukus, nusprendėme visam laikui apsistoti Funšalyje, kaip patogiausiame taške saloje. Čia ieškojome ekonomiškų nakvynės variantų ir radome Villa Lusitana, kuris siūlė 80 € per naktį mokestį ir buvo paruošusi keletą staigmenų savo svečiams. Ieškau tarakono. Dievo diena. Važiuojam Staktoj? Taip, pačiam kampe. O, jo. Turbūt tas marvė tualetė jį priviliojo. Tas lauko tualeto kvapas? Jo, tas fekalijų sklindančių iš mumžio kvapas, taip. Eik tu, nu, koks greitas. Fizingis čia. Gerai, numušiau jį nuo durų. Bet sako, tarakonai neužmušami yra. Oi? Čia atbėgo. Ne, viską gerai, aš jau jį užmušiau. Jau nebėra jo. Kada namo? Iki kelionės namo turėjome 4 pilnas dienas saloje, tad nieko nelaukdami pradėjome eksplorinimą. Ši kelionė buvo pusiau darbinė, turėjome išbandyti naują DJI droną ir sukurti filmuką apie Madeiros salą. Kaip mums pasisekė, galite pamatyti paspaudę nuorodą aprašyme arba dešiniajame kampe. Kol kas atrodo, kad yra prašautos aprangos pasirinkimų. Buvau pasirengęs lietingam ir vėsiam orui, prisidėjau blizonų. Turiu vienas kelnes, bet neturiu nei kėdų, nei šortų. O pirmą dieną ir pleškina konkrečiai. Dabar yra 11 ryto, jaučiu kokie 2-5 laipsniai jau tikrai yra. Moteris, mačiau, vaikščiojo su nešiojimu ventiliatoriumi, vėsinosi, tai daug ką pasako. Gerai, tęsiam ekskursiją. Rakinkit duris, važiuojam, pažiūrėsim tipinius namukus madeiriečių, kaip jie anksčiau gyvendavo, bet dabar nebegyvena. Opa. O viduj kas? Ledai viduj ir šnapsą pildo. Pilsta šnapsą, tai prie šnapso eilė, sakant, maksimali. Labiau palaukti. O? Kaip tavo lūkesčiai pateisinti, nepateisinti yra? Nepateisinti kaip visada. O ko trūksta? Mažiau turistų. Bet mes vieni iš jų nieko nepadarysi. Man dar patinka tos moteris, kur su cigarais vaikšto prie šiaudinių stogų. Išimtinė Lema eina braukia per tos šiaudus ten kažką jau šnekėdama. Skubėkit apsilankyti, nes gali, kad greitai ir neliks šitų namelių. Kasas tipikas nebuvo Max lokacija ir mes keliavome toliau. Nei užkaitę stabdžiai, nei vairuotojo galvos skausmas nesutrukdė mums pasiekti kitos stotelės Kabo Žeravo apžvalgos aikštelės. Už kampo mus pasitinka namelis su užrašu prašom pinigus krapštyti. Saugusiam žmogui 2 €. Gerai, mes galim sau tai leisti. Judink taip, taip. Gerai, 2 € verta.
dedu pliusą šitai aikšteliai. O dar vieną pliusą dedu Paradėjo viewpointui, kuriame palydėjome saulę. Čia nebuvo nei vieno žmogaus ir ramiai užbaigėme pirmą gana chaotišką dieną Madeiros saloje. Žodžiu, tai maždaug plius minus tokia realybė yra. Čia kalbu apie milžinišką žmonių srautą populiariausiame salos haikinimo maršrute iš Pico Rieiro į Pico Ruivo. Panaši staigmena mūsų laukia ir norint išbandyti žymiausias Funšalio roges. Kaip galite matyti, eilė yra nežmoniška. Laukti mes tikrai labai nemėgstame, tada apsukome ant kulno ir keliaujame toliau. O čia dar būtinai grįšime. Žmona mano manekė nekur nepralys. Visą 9 O, ir matom jau ir krioklį. Kasgi vyksta? Šiaip nemeluosiu, išsimaudyti norėčiau. Tokią šutrą čia visas 2 dienas. Buvo nuspręsta šiek tiek pakvailioti, štai mano trumpikės. Dabar labai sušlaps kamerytę. Nu, oi gerai! Wow, crazy! Savage! Mes tikrai nenaudėliai, tikrai ieškotojai. Tokas keliukas. Gerai, estakados išbandymas. Problema yra... Estakados ir stabdžių išbandymai. Jo, problema yra, kad čia yra 2 pusių eismas vyksta tokia vienos automobilio pločio juosta. Matome, kas vyksta. Vyksta kamštis. Žinoma, tokių atkarpų nebus daug, tačiau vertėtų būti pasiruošus ir nusiteikus pamanevruoti bei padeginti sankabą. Radom gerą spotą vietiniai kaviniai. Prie bankomato. Už manęs yra bankomatas, tai lauksim, kol kažkas ateis ir tada nusifilmuosim PIN kodą, tada pasieksim tą žmogų ir baisiai praturtėsim. My code? Yeah, what's your code for the card? Oh. I'm sitting here especially waiting, you know, collecting codes. Jo, tikrai išvaizda žiauriai gera, sūrio nepagailėta, kumpio nepagailėta, česnakų ištrinta, sviestas, kvepia kaip kepta duona Lietuvoj. Geras, aigi tau. Sumokėjom už 2 taustus, tikrai skanius, 2 arbatas, 1 kavą ir 1 paštel donatą desertą 10,40. Tai rekomenduojam šitą Seišalėje esančią kavinukę. Jeigu būsit, tai sustokit. Užkandę niekur neskubėjome ir keliavome į šalia esantį paplūdimį. Tai šitam spotui irgi didžiausios rekomendacijos. Labai fainas baseinas, bangų užpilama siena, yra spotas pasišokinėjimui, tai puikus kelių valandų papačio praleidimas. 4 diena, paskutinė. Šiandien nepušinom, mes vakar jau buvo psichologinis, mentalinis, sveikatinis ir visoks kitoks palūžimas. Tai miegojom šiandien kiek norėjom, bet ne tiek ir ilgai 2 valandom ilgiau pamiegojom. Apie 8 atsikėlėm, tai apsiprūsėm. Svarbus faktai jums žinoti ir darysim dabar paskutinį, žodžiu, neaplankytų taškų bandymą aplankyti. Nu ką, trailas daug tuštesnis, panašu, kad visi jau yra senai išėję. Vaizdai gražus, einam apsidairysim. Kadangi mūsų tikslas buvo pasiekti drono kadrų, tai pilnu maršruto mes neėjome, pasivaikščiojome trailo pradžioje, vaizdai buvo išties įspūdingi ir žmonių daug mažiau negu ryte. Kalbant apie rytą, tikriausiai vertėtų atvažiuoti daug anksčiau negu kyla saulė ir pradėti eiti tam, kad pasitiktumėte ją pačiame traile. Tuo pačiu išvengsite ir eilių, nes kai buvome čia pirmąjį rytinį kartą, tai matėme gal 500 žmonių, kurie tik tai saulei pakilus užplūdo maršrutą ir susidarė neblogas kamštukas. Leidžiame sau nuo kalno su Rasa ir važiuojam pro vežimų vietą. Ir tokia idėja kilo, gal šiandien nėra eilės. Ir panašu, kad bent jau dabar jos nesimato. Tai nusprendėm, apsisukom, pasiparkavom, einam pabandysim nusileisti su tais vežimais vis dėlto. Ir sako, čia yra UNESCO pasaulio paveldas, žmonės. Būt Madeiroje ir su vežimu ją nusileisti. Tai čia yra kaip
nežinau, kaip dešrainis be dešrelės turbūt, ne? Žodžiu, senais laikais į centrą Funčalio leisdavosi nuo kalno apie 2 km su to vežimu, tam, kad būtų greičiau gyventojams pasiekti, buvo tokia savotiška transporto priemonė ir klausimas, kaip tie vežimai pasigrįždavo atgal į tą kalną. Gal tokiais ant su arkliais užveždavo su kitais vežimais dėliais. Anyway, jo, šiandien eilės beveik kol kas nesimato. Oi, kaip gerai, visiškai nėra eilės. Sveiki. Opa, nu, Rasa, į vežimaitį. Kučia. Sėdam. Tai filmuosim savo video. Ai, ir viskas, jau čia taip, va. Nu ką, žinau. Va, nėra kaip baisu. Lema, nėra kaip... Biškai baisu, ką? Ką, žinau, ne, visai gerai. Patinka man. Skersas eina. Važiuoja ir jauti kaip tie 35 eurai, kaip jie dyla, kaip jie dyla po rogių apačią. Nu, sumušim pitaką su reguliuotoju. Čia yra sankryža ir bičias reguliuoja eismą, kad galėtume laisvai pralėkti. Gal duosim pitaką, draugas. Opa! Profesionalas. Įsivaizduoju, taip Kaune, jeigu reikėtų į centrą, ne su PM5 mikriuku ten koks ten būdavo, 3.2, ten tas kur šonais vartydavosi žiedę. 3.7, jo, kur ant stogo apsiverčia lėkdamas, o su tokiais, ką čia vežimaičiais, nuo parodos. Gerai pas mus patinė. Į nuogą baulų penktadienį. Kažką tai, Janą Mešą, visi pasipošė tokie, opa. Su kožytėm, nu. Brigado. Gerai. Matom, kad jie, žiūrėk, jau spaudina. Jau atspaudino jau. Is it me? Yeah. Picture faster than the basket? Man, you are a real magician. How much? 10 euros. 10 euros, but I paid the last euros for the upstairs. But I will think. Really? I have no card now, but okay. I will find you, okay? Tažne, jie padarė fotę greit. Čia dar įspūdingiau negu tas vežimas. 6 minutės su trupučiu 2 kilometrai. Smagu buvo, patiko. O čia sistemėlė iš karto atvažiuoji, čia išlipi ir tada Zenė įkrauna vežimaičius iš karto į galą priekabos ir veža vėl į kalną. Ir busikas laukia vadėliotojus irgi užveža į viršų. Sistemėlė sudėliota. Trečias kartas nemelavo. Pagaliau Fanal Pondas paskendęs debesyje. Wow, ta prasme. Ačiū debesų dievam. Dėkoju dievams, nes tai buvo mūsų trečiasis apsilankymas čia, pirmi 2 kartai buvo be rūko, tad įsitikinkite, kad kalno viršūnę dengia debesis, taip žinosite, kad rūkas yra miške. Tikrai įspūdinga vieta, verta apsilankymo, o daugiau gražių vaizdų iš čia mano drono video. Ačiū, kad žiūrėjot, mėly žiūrovai. Ką 6:00, skrendame mes atgal namučio. Tikiuosi sužinojote kažką naudingo iš šito video, panaudosite planuodami savo kelionę. Nebuvo lengva, buvo daug nuotykių, buvo daug vargo, streso, bet padarėm, ką norėjom. Tai su to save ir sveikinu. Ačiū ir kitų kartų. Viso gero. Krentu.